dar kažką, tai daugiau, gal nieko čia nepasakysi daugiau. Viską atrasite, kas parašyta ir ką dabar jūs norite su magija padaryti, mergaitės mūsų. Jau sakai taip, apeiga. Aš manau, kad apeiga bus pati įdomiausia visiems. Ramunės iškepta duona. O, čia Ramunė su baltu Meksiku yra duonos kepėjimas. Na, iš tikrųjų, kepa nuostabę duoną. Kad tik tai sektųsi. O, tik. Tikrai žemuogės. Tikrai. Tai va. Ne veltui viskas vyksta. Jo, viskas vyksta ne veltui. Prasidėjo nuo žemuogių. Viskas prasidėjo nuo žemuogių ir su žemuogėmis tęsėsi. Galima dar kad keletą knygų, kadangi mes jas čia. Siūlyčiau sustoti aplink stalą, rato padaryti energetiką. Tai, kas dalyvauja, viskas dalyvauja, tai, kas visos stichijos, vanduo, ugnis, druska kaip žemė, vaistažolės, šiaudai. Tai yra gausa, tai yra žinios, žemuogės kaip gyvybė, kaip žydėjimas, uoga, sveikata, geležis. Tai yra viskas gausai stiprinti, kad šita knyga neužsigulėtų stalčiuose, kad jinai būtų skaitoma, kad jinai eitų, kaip sakoma, šitie receptai, šitie patarimai eitų iš lūpų į lūpas, kas ir neturės tos knygos, kad dalintųsi žmonės, svarbiausia, kad dalintųsi kaip duona. Žodis yra kaip duona. Viskas yra viename, viskas yra viskame. Gal susikabinam rankom. Kreipiuosi į visas stichijas, į Mėnulio deivę, kad jinai sujungtų šio rato energetiką ir šias knygas, žodį, vandenį, druską, duoną, ugnį, žemę, orą, kad sujungtų visas stichijas, kad sujungtų gausą, kad sujungtų pažinimą, žinojimą ir linkiu sėkmei šitos knygos. Dominiką mes apsmilkysim. Apsmilkysim knygas. Dominiką, kad viskas sektųsi, kad šitas žodis, čia yra visko, čia mėtos, žemuogės, grugiai, kad šitos knygos, kad šitas žodis, kad jūsų parašymas eitų iš kartos į kartą, iš lūpų į lūpas ir nesustotų. Ir nesustokit ir toliau leiskit, tų receptų vis tiek yra ir magijos ir ačiū Bilijai, kad mokytoja buvo ir kad esat. Bilijos, tai čia niekas. Tebūnie taip, tebūnie taip, tebūnie taip. Taip. Pakrikštim tavo vaiką, dabar tegul keliauja savo, ne, į žemuogių pievą. Mano vaikas. Tai va, vynui, vat, kad į terapiją iš karramų trauk, kad laikyti jį, kad nedėtų. Nepaleisiu dabar. Toliau būtų. Beje, knyga buvo ruošiama